Sveiki. 2024 metais pagal registrų centro duomenis Lietuvoje įkurta virš 10 000 mažųjų bendrijų ir 4 000 UAB. Tai reiškia, kad MB formą žmonės renkasi maždaug 2,5 karto dažniau nei UAB. Per konsultacijas nuolat tenka aiškinti, kaip MB narys gali išsimokėti pinigus savo. Tai viena dažniausių temų. Tai pagalvojau, kodėl nepaaiškinus to trumpai ir aiškiai video formatu. Esu Elvyra, finansų baba, konsultuoju solo verslus mokesčių klausimais. O čia dalinuosi savo patirtimi, jei tema tau įdomi, paspausk patiktuką. O jei pakomentuosi ir užduosi klausimą, galbūt kitas video bus būtent apie tai, kas rūpi tau. Dabar apie tai, kokiais būdais MB narys ar nariai gali išsimokėti pinigus iš savo mažosios bendrijos. Ko gero, populiariausias būdas – civilinė paslaugų sutartis. Trumpiau CPS. Dauguma MB narių, su kuriais man teko dirbti, didžiąją dalį pinigų išsiima būtent šiuo būdu. Pagal CPS gautos pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčių 15% ir privalomos sveikatos draudimo PSD įmoka. Tiksliau, PSD mažoji bendrija moka už MB narį 6,98% nuo minimalios algos. Jei MB narys nėra draustas kitur, 2025 metais PSD už narį reikia sumokėti 72,45 € padauginta iš 12 mėnesių. Gali pats pasiskaičiuoti šitą sumą. Sodros VSD įmokos nuo tokių pajamų nėra mokamos. Svarbu, kad paslaugos pagal CPS būtų realiai atliekamas mažai bendrijai, o ne jos klientams ir pagristos. VMI gali pasidomėti, ar tai nėra tik atlygio įforminimas popieriui. Išmokos pagal CPS mažina MB apmokestinamasias pajamas, nes tai yra bendrijos sąnaudos. Būtent todėl šis būdas yra toks populiarus. Pinigus galima išsiimti kartu sumažinant pelno mokestį. Bet yra vienas bet. MB įstatyme aiškiai pasakyta. Išmokos pagal CPS gali būti mokamos tik už faktiškai sutiktas paslaugas mažajai bendrijai. Jei praktiškai visas bendrijos pajamas išsimoki tik per civilinę paslaugų sutartį, mokesčių administratorius gali pagristai klausti, kas iš tikrųjų dirba su klientais. Teikia paslaugas, gamina ar parduoda. Jei MB vadovas pagal CPS tik vadovauja. Taigi, norėdamas sutaupyti mokesčių, gali pats savo užsinerti kilpą ant kaklo. Jei visus pinigus išsiimi tik per CPS. Kodėl? Nes MB narys gaudamas pajamas per CPS nekaupia stažo, pensijai, negali gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmokų. O ir VMI gali kreivai pažiūrėti į tokias išmokas, jei jos vienintelės. Antras pagal populiarumo būdas išsimokėti pinigus yra dividendai. Kitaip tariant, tai pelnas po apmokestinimo, apmokestintas pelnas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15%, nuo dividendų moka pats narys, deklaruodamas savo metinės pajamas. Tačiau prieš išmokant dividendus, pelnas pirmiausia apmokestinamas pelno mokesčiu. Kai pelno mokestis sumokėtas, galima mėgautis likusiu pelnu. Yra gera žinia naujoms MB. Jei jos veikia pirmaisiais veiklos metais, atitinka pelno mokesčio įstatymo kriterijus, tai yra mažoji bendrija turi mažiau nei 10 darbuotojų, metinės pajamas nesiekia 300 000 €, nenumatyta reorganizacija ar veiklos sustabdymas 3 metus, o MB nariai nekontroliuoja kitų įmonių, pelno mokesčio tarifas gali būti 0. Todėl bent jau pirmaisiais veiklos metais rekomenduoju derinti abu būdus. Išmokas pagal civilinę paslaugų sutartį ir dividendus. Jei pelno mokestis taikomas 0, mokestinė našta abiem atvejais praktiškai tokia pati. Bet dar kartą primenu, tiek CPS, tiek dividendai nesuteikia socialinių garantijų. Nėra stažo, nėra ligos ar motinystės, tėvystės išmokų. Todėl būtina apgalvoti papildomus finansinius įrankius, kurie padėtų, jei gyvenimas netikėtai trinkteltų per kaktą. Apie tai video pabaigoje. Žinom, kad MB narys ar nariai negali dirbti savo mažojoje bendrijoje pagal darbo sutartį. Jiems netaikomas darbo kodeksas. Tačiau, norėdamas kaupti stažą pensijai ir turėti socialinės garantijas, MB narys ar nariai gali išsimokėti pajamas deklaruojamas 02 kodu, tai pajamos prilyginamos darbo užmokesčiui. Štai čia atsiranda galimybė turėti ligos, motinystės, tėvystės išmokas ir kaupti stažą pensijai. Tokios išmokos apmokestinamos 20% GPM tarifu, o nuo pusės
sumos, išmokėtos sumos, dar reikia mokėti PSD ir VSD įmokas sodrai. Bendra mokestinė našta siekia virš 33%, bet jei nori išmokų, turi susimokėti ir įmokas. Už dyką nieks nieko neduoda. Beje, tai visai geras variantas labai smulkiam solo verslui, ypač pirmaisiais veiklos metais. Kodėl? Todėl, kad pirmą kartą savarankišką veiklą vykdantys verslininkai gali pasinaudoti sodros įmokų atostogomis. Nemokėti VSD valstybinio socialinio draudimo įmokų pirmus 12 mėnesių. Tai galioja ir MB nariui. Tad 02 kodo pajamos su minimalia mokestinė našta. Kaip ir sakiau, jei esi smulkaus verslo savininkas, ką tik pradėjęs veiklą, čia tau verta suklusti. Pamodeliuokim. 2025. Pirmieji veiklos metai ir pirmoji MB nario savarankiška veikla. MB pajamos tebūnie 40 000 eurų. Pelno mokestis 0, nes pelno mokesčio tarifas pirmų metų lengvata. MB narys, pirmoji savarankiška veikla turi teisę pasinaudoti sodros įmokų lengvata. Tai yra nemokėti VSD įmokų. Išsimoka savo 02 kodų su darbo santykiai susijusios pajamos 8964 eurus. Jokių kitokių pajamų tas pats MB narys metų eigoje negauna. Už MB narį sumoka 869,40 eurus privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Skaičiuojam. 40 000 minus 869,40 minus 8,964, kiek buvo išmokėta MB nariui, ir lieka 30 166,60 eurai. Tiek lieka pelno po apmokestinimo, kuris galės būti išmokėtas mažosios bendrijos nariui. Kitais metais MB narys deklaruoja vienintelę savo pajamas, gautas 02 kodų iš MB, pasinaudoja metiniu neapmokestinamojų pajamų dydžiu ir susimoka 0 eurų gyventojų pajamų mokesčių, nes jo pajamos lygios metiniam NPD. Ar gali patikėti, kad gavęs 8964 eurus, MB narys susimoka tik 869,40 eurus privalomojo sveikatos draudimo, ir tai dar gali būti, kad jeigu tas MB narys yra draustas valstybės lėšomis ir jo nereikia mokėti. Pavyzdžiui, jeigu turi mažamečių vaikų. Tokiu atveju, jeigu jisai moka PSD, jo mokestinė našta 9,7%. O jei PSD mokėti nereikia, tai minėti 8964 eurai išmokami be jokių mokestinių prievolių. 2026 metais tas pats MB narys išsimoka likusį apmokestintą pelną 30 166 eurus su 15% mokestinė našta ir sumoka į biudžetą 4 525 eurus jau 2027 metais. Reziumė, 2025 metais sugeneravus 40 000 eurų pajamų galima tenkintis bendra tiek mažosios bendrijos, tiek nario vos 13,5% mokestinė našta. O jeigu nebuvo prievolės mokėti PSD, dėl turimo draustumo mokestinė našta tik 11,3%. Kaip tau toks planas? Aišku, sąlyga viena. MB narys tais metais gauna vienintelės pajamas 02 pajamų rūšies kodų ir tik metinio NPD dydžio. Tai balansavimas ant skurdo ribos. Bet norėjau parodyti, kad egzistuoja būdų optimizuoti mokesčius ir nebijoti eksperimentuoti ir svarbiausia skaičiuoti. Žinoma, jei tokios pajamos vos gelbsti mažosios bendrijos narį nuo bado, galima avansų išsimokėti dalį dividendų arba kažkokią sumą pagal CPS. Tada jau teks susimokėti 15% GPM ir dėl metinio NPD taikymo tai gali pasirodyti, kad pinigų lieka mažiau nei tikėjais. Turint mažąją bendriją visada reikia laikyti ranką ant pulso ir nuolat vertinti, kuriuo būdu šiemet man geriausia išsimokėti pinigus. O kur dėti pinigus po jų išsaugojimų? Klausimo nekyla. Geriausia juos išleisti į darbą. Tegul suka ratus 24 valandas per 7 dienas, kad tau ateityje mažiau tektų suktis. Investuodamas gali auginti turto vertę arba kurti pasyvių pajamų šaltinį. Sprendi tu. Reikės tik vertybinių popierių sąskaitos. Šio video rėmėjas Freedom24 suteikia prieigą prie daugiau nei 1 milijono finansinių instrumentų.
Tikrai rasi, kas tinka tavo finansiniai kelioniai. Investuoti šiandien paprasčiau nei suskaičiuoti, kaip išsimokėti savo pinigus iš mažosios bendrijos. O jei nežinai, nuo ko pradėti, ETF-ai yra viena geriausių starto vietų naujokams. Spausk nuorodą profilyje, susirink bonusus ir leisk pinigams dirbti, kol tu miegi ir ar atostogauji, kad ateityje tavo pajamos būtų tik pelnas iš investavimo. Šiandien tiek.